Kupiškio jaunimo centras ir tavo studija pristato televizijos laidą skirtą jaunimui, senimui ir ne tik. Labas, mielas žiūrovė. Pristabdom arklius ir grįžtam ten, kur pradėjom. Guma šen, guma ten, o konkrečios informacijos apie mūsų laidą tau, draugė žiūrovė. Rodos niekas taip ir nepateikė, o dabar pateiks. Gal gumos, tavo komanda pristato dokumentikos apie tai, kas vyksta, kodėl ir tai vyksta. Kaip ir kodėl. Visai neseniai berniukas 12-okas Erikas kartu su Kupiškio jaunimo centro direktorė Gaila parašė projektą apie jaunimo iniciatyvą kurti TV laidas, rašė ir parašė. Europos Sąjungos programa Veiklus jaunimas kartu su Karvių melžėjų asociacija ir pensininkų fondu nusprendė remti šį projektą ir valia! Tavo studijos laidos Gal gumos komanda yra susikūrusi tam, kad įgyvendintų savo siekius. Mėnulio jūreivė, man stojasi klausimas. Koksgi tau klausimas? O kaipgi mūsų komanda susikūrė? Buvo cementovkė, buvo labai smagu. Buvo ir teorinė dalis, kurios metu mes vos nemiegojame. Bet buvo labai linksma. Mes negėrėme ir daug valgėme. Ir privalgę, išpustais pilvais užtraukėme linksmą dainiušką, kad net sienos skambėjo. Ir taip gimė mūsų himnas, kurį sukūrė Mes atliksim 3 dainas. Savo kūrybos. Vieną dainą iš 3. 2 dainas. 2 dainas. Užteks vienos. Ne, 2 dainas. Mes pasiruošėm. Pirmoji daina būtų daina apie meilę. Ai. Tai jos valdymas Pakramty gumos. Hebra, pasiruošę? Are you ready? Pakramty gumos, pasakyk, koks tavo vardas, pasakyk, koks tavo vardas. Pakramty gumos, pasakyk, koks tavo vardas, pasakyk, koks tavo vardas. Pakramty gumos. Sveiki, žiūrovai. Labas, žiūrovė. Gal gumos kolega? Oi, kaip skanu. Duokit ir man. Oi, kaip skanu, smalgiau. Po apšilimo prasidėjo rimtų gumos kramtytojų komandos darbas. Po pirmojo blyno pirmosios laidos. Gal gumos komanda išvažiavo į Lietuvos radiją ir televiziją. Ne blynų kepti, o idėjų, patirties ir žinių iš tikrų žiniasklaidos profų pasisemti. 2, 1, 2, 3, 4. Reportažas iš LRT studijos. Labas, Briedžiu. Labas, Kiški. Ar tau patinka Šiškausko dainos? Kiški, aš neturiu ausų ir neklausau Šiškausko dainų. Mes sudėjom savo visą simboliką, čia yra Kupiškio jaunimo centro, po kurio mes glaudžiamės, čia yra mūsų televizijos studijos. Ženkliukas, čia aišku organizacija, kuri mus remia. Tiesiog su tą mintim, kad mūsų yra kaip ir televizija šiek tiek tokia, jums aišku, didesnė, bet mes visi valgom iš tos pačios lėkštės. Tiesiog Ačiū labai. Nuostabus oras tvyroja Vilniuje, kai bokštas man ant galvos. Snygo sniegas, brone, ėjau 3 kates.
Mes pasitarėm, Ir aš nusprendžiau. kad mūsų laidai reikia jaunimo bendradarbiavimo. Mūsų tikslas nėra sukurti laidą. To nepakanka. Tikslas yra čia. Čia, čia, čia. Čia. Vieniems mums tai padaryti yra per daug sunku. Tačiau tu gali mums padėti. Bendruomenė. Taigi, Bendradarbiavimas. Gal gumos? Neatsisakyk. Gamtyk. pūsk. Sprogdink. Lai sprogsta gumos burbulai. Bet ne tavo idėjas. Įgyvendink. Tu gali? Galbūt tu turi idėjų ir nori jas Realizuoti. Taip. Mūsų laida gali tau padėti. Kvieskite mus ir mes padarysime reportažą apie jūs, Mes sukursime reportažą apie veiklą, kurią tu užsiemi. reportažą kaip šis. Kviečiame prisijungti. Siųskite savo idėjas adresu tavostudija@gmail.com. Jau greitai mus tiksite ten. Kur mažiausiai to tikitės. Pakramtygumos, pakramtygumos. Ir pasakyk, koks tavo vardas, pasakyk, koks tavo vardas. Pakramtygumos, pakramtygumos. Pasakyk, koks tavo vardas, pasakyk, koks tavo vardas.